Sveiki, sveiki, čia Birutė. Na ką, artėja šiltasis sezonas, jau ir dabar saulutė yra pakankamai intensyvi ir aš noriu tave supažindinti su priemonėmis ir pasakyti, kodėl, kada ir kaip reikėtų naudoti ir ką pasirinkti. Parašyk man būtinai labas, jeigu žiūri, man patinka pasisveikinti, o aš noriu tave supažindinti pirmiausiai, dėl ko reikėtų naudoti priemonę su SPF apsauga. Nes dažniausiai merginos, moteris iki 25 merginos, dar vadinkime, ar ne, iki 25 sako, ai, man dar čia nieko nereikia. Aš ir taip labai gražiai atrodau ir noriu kuo ryškiau įdegti ir nieko aš nenaudosiu, nes man sumažins įdegį, ar ne? Ir kas atsitinka? Naudojam, nenaudojam nieko skatinančias įdegį, be jokių SPF, viskas tvarkoje. Ir atėjus metams, tarkim, aš anksčiau irgi nenaudodavau, žiūrėdavau, kad geriau įdegčiau. Ir kai stuktelna 30, 35 ir aukštyn, tada pradedi suvokti, kaip žaloji savo odą. Bet koks saulės spinduliukas iš tikrųjų labai jautriai mūsų oda reaguoja, jinai lėčiau regeneruojasi, nudega ir mums atrodo, kad ai, čia nieko tokio, bet mes visos norim išlikti žavios, gražios, sveikos, ar ne, kad mūsų nedaugėtų tų pigmentinių dėmių, kad mūsų, jeigu turim apgamus, tai jos būtina saugoti, ar ne, kad mūsų oda išliktų kuo ilgiau skaisti, graži, tai ultravioletas mum kenkia, tie spinduliai, ar ne, ir dažniausiai iki 25 nieko nenaudojam, nes mūsų oda tobula, o po 55 sako, a ką man čia reikia, jau taip ar taip sugadinau. Labukas Raimonda, labai malonu. Taigi, apie tai, ką reikėtų naudoti tiek kūnui, tiek veidui norint įdegti ir nenorint įdegti. Papasakosiu apie mūsų saulės liniją, kuri yra tikrai plati. Keletą produktų iš jų turiu, ne visus, bet papasakosiu, kodėl renkuosi juos ir kodėl renkasi, kas išbando ir kartoja. Taigi, pirmas dalykas, ką noriu paminėti, tai visa kosmetika šios kompanijos yra dermatologiškai patikrinta, be parabenų, iš tikrųjų jinai tinkama labai plačiai įvairiai odai, man tas labai patinka, nes aš pati turiu jautrią odą ir man tas, kad nealergizuoja, kažkokių nesąmonių neiškelia, kaip sakau, ant odos, tai yra labai geras dalykas, bei mūsų SPF apsauga yra ne cheminė, tai yra mineralų pagrindu, taigi kosmetika yra saugi ir tikrai pasiteisinusi. Beje, jos užtenka labai ilgam. Taigi pradėkime nuo galbūt šeimos. Šeima. Dažniausiai, kad vaikučiai labai mėgsta maudytis, deginti saulėje ir kas yra aktualu, tai yra apsaugoti odą stipriai. Jeigu tu nori apsaugoti labai stipriai odą, su šiuo neįdegsi. Labai esam tokį patyrę dalyką, kad čia yra SPF 50 tinkamas visai šeimai, atsparus vandeniui. Žinoma, visas SPF apsaugas rekomenduojama atnaujinti kas 3 valandas bei užsitepti pusvalandį prieš saulutę. Pusvalandis prieš saulutę ir kas 3 valandas. Reikėtų įsiminti šitą dalyką, tą trejetą. Ir komgi faina šitas SPF 50. Jis tinkamas visai šeimai ir aš dažniausiai labai nudegu pečius. Mes vasarą turėjom tokį atsitikimą, kai labai juokiausi, nes, tarkim, šis SPF 50, papasakosiu paskui apie kitą SPF 50, kuom skiriasi. Čia tiem, kas nori neįdegti, kas nori stiprios apsaugos, leliukus galite tepti, tie, kurie labai baltaodžiai, kurie nori apsaugoti apgamus, galbūt turite kažkokias tais randus, kurios irgi nenorite, nes jeigu randai gauna saulės, tai žaizdelės ilgiau gyja, mums atrodo, kad nudžiovina, bet ne, ilgiau gyja. Tai čia yra SPF 50. Ir koks man buvo nutikimas vasarą, kai vaikas man patepė pečius ir po to brūkštelėjo tėčiai taip ranka per nugarą. Tėtis taip ir įdegė, kai buvo ranka per nugarą, nes su šiuo jau neįdegama. Jisai labai stipri apsauga, jeigu aš vaiką ištepu šiuo SPF 50, aš nebijau jo leisti ant kaitros saulės, nes žinau, kad jis nenudegs. Einam prie sekančio, jeigu tu nori įdegti švelniai, gražiai, kad būtų lengva apsauga, mano rankose sauso įdegio aliejus. Kas man patinka, tai purškiamas, lengvai dozuojami, ar ne, yra produktai ir nepalieka lipnumo jausmo. Su juo galima įdegti, bet nenudegti. Irgi jisai gražiai apsaugo, jisai švelniai, tai ta prasme, tu gali degintis, tu įdegsi, bet to nebus nudegimo bei maitina odą, ar ne? Taip pat neturiu parodyti, nes nenaudoju pati, bet yra taip pat purškiamas vanduo su SPF, taip pat yra gelis po deginimuose, ar ne? Ir
ką labai mėgsta damos, kurios mėgsta įdegti. Pirmas dalykas tai yra labai išskirtinis papildas, kuris skatina įdegį. Ar tu vaikščiasi į soliariumą, ar tu važiuosi dabar į kelionę. Aš irgi planuoju kelionę, žinau, kad aš prieš kelionę truputėlį eisiu į soliariumą, tai aš turiu papildą, kuris man padės greitai ir gražiai įdegti. Bei ne tik, kad greitai ir gražiai įdegti. Sudėtis šio papildo paremta taip, kad vartojant šį papildą, jo nereikia viso iš karto sunaudoti, yra tam tikra instrukcija. Vartojant šį papildą, tu gali savo odą paruošti įdegiui, tai bus greitesnis įdegis ir ilgiau išliekantis. Bei oda tokia nenudega, kai sakau, nes aš pati esu labai balta odė ir naudojant šį papildą aš turėjau labai gražų įdegį. Aš niekados nebuvau taip greitai įdegusi. Tai turim išskirtinį papildą, kurį iš tikrųjų damos pamėgusias. Tai su juo gali greitai ir gražiai įdegti. Nesvarbu, ar tu eini į soliariumą, ar tu ruošiesi kelioniai, kur tu deginsies, ar tiesiog tokiame planuoji degintis. Tai šis papildas yra nuostabus, nes su juo tu turėsi greitą ir gražų įdegį. Tai jeigu tu nori greitai ir gražiai įdegti, va mano vienas sunaudotas, bet kažkodėl neišsimečiau, yra dar. Tai šį papildą labai rekomenduoju. Ir dar kitas dalykas, kurį labai mėgsta damos ir aš pati labai myliu, tai yra žvilgesio suteikiantis ir skatinantis įdegį aliejus su SPF 20. Su juo tu ne tik, kad gražiai įdegi, bet jisai skatina įdegį, nes aliejus apskritai pritraukia saulės spindulius, ar ne? Tai, bet tu gražiai įdegi su juo ir kitas dalykas, odytė lieka apsaugota, nes jinai čia yra aliejų. Aš čia taip gerai pasipyliau. Aliejų mišinys, kuris paminkština odą, bet ir ką aš labai mėgstu. Aš jį mėgstu ne tik deginantis. Aš labai mėgstu, jisai tokį turi gražus žvilgesio. Aš jį labai mėgstu ką daryti. Vasarą ne tik deginantis eiti su juo, bet jeigu tu užsidėjai suknutę ir tu nori, kad tavo kojos gražiai atrodytų, žvilgėtų, ar ne? Tai šiuo aliejų aš pasitepu kojas ir jos atrodo žymiai gražiau. Tai tokia menka paslaptėlė ir mes atrodom žymiai patraukliau. Tai šis aliejus man irgi patinka. Jisai kaip aliejus turi čiučiuliuką to lipnumo, bet nepalieka tų dėmių, tokių riebaluotų ir viskas jis labai gražiai išsitepa. Tai labai fainas dalykas ir kas išbando labai patinka, nes ne tik atskatina įdegį, bet ir labai gražiai atrodo. Tiek deginantis kūnas atrodo labai patraukliai, tiek po deginimuose iš tikrųjų galima teptis ir naudoti. Ir kas svarbu turėti savo rankinėje ir ką turėtų turėti kiekviena savim besirūpinanti dama ir ne tik dama, tai yra SPF 50, veido SPF 50. Ir kaip sakiau, kom skiriasi čia SPF 50 ir čia SPF 50. SPF 50 šeimai su juo nebeįdegsi. Čia yra stipru, čia yra apsauga labai stipri, o čia yra SPF 50, bet su juo tu įdegsi. Veidą tepti ir būtina SPF apsauga, tiesiog privaloma, jeigu tu nori, kad tavo veido oda, mūsų oda regeneruojasi, bet saulės spinduliai stabdo regeneraciją, pagreitina mūsų raukšlėjimąsi bei atsiranda pigmentinis dėmės, tad jeigu tu nori, kad tavo oda kuo ilgiau išliktų skaisti, graži, tai tu turi tiesiog naudoti SPF 50. Su šiuo kremu einant degintis ar šiaip vaikštant saulėje, tu įdegsi, bet nenudegsim, oda bus pamaitinta ir apsaugota nuo ultravioleto. Vėlgi išlieka ta pati taisyklė 3 valandas atsinaujinam, 30 minučių prieš saulutę, ar ne? Ir dar keletą produktų parodysiu iš kitos linijos, bet jie irgi lygiai taip pat su tuo pačiu susiję SPF. Tai ką pati labai mėgstu irgi iš tikrųjų ir šiuo metu esu pasidažęs, tai makiažo pagrindas su SPF. Reiškia, jeigu tu nenaudoji kremo su SPF, bet būni lauke, tai atrodo, čia 15-20 minučių. Vis tiek, taip, D vitaminas reikalingas, saulutėje reikia būti, eina pakelia nuotaiką, mums gamina gerosius hormonus, bet reikia saugotis ir reikia patepti. Beje, būtinai damos tepkite SPF šitas vietas, nes rankos išdavikės, ant jų atsiranda labai greitai pigmentinių dėmių, ant jos greičiau rūkšlėjasi, jas būtina lygiai taip pat. Kaip veiduką, taip ir rankutės. Ir kągi aš labai mėgstu ir naudoju, tai yra makiažo pagrindas su SPF. Taip pat asortimente galite rasti BB kremą su SPF apsauga. Labai lengvas toks iš tikrųjų šitas dalykas.
Ir einant degintis, nepamirškime lūpų. Lūpų sviestas, kuris turi SPF apsaugą. Ne tik šiuo metu aš esu jo pasidažęs, ne tik jisai gražiai žvilga, yra labai daug atspalvių, nuo šviesaus, labai čiučiuliuko, tik tonuojančio, iki tokio, čia dar neryškiausias, yra dar vienas ryškesnis. Tai lūpas lygiai taip pat reikia apsaugoti, nes po to atsiranda tokios raukšlytės, į kurias subėgdinėja visi mūsų dažai. Tad jas lygiai taip pat, kaip ir visą odą, reikia saugoti SPF apsaugą. Tai einant degintis arba saulėtą dieną būnant kažkur, labai rekomenduoju turėti lūpų sviestą, kuris ne tik maitins lūpas, ar ne, suteiks jam gražaus blizgesio, jos yra labai žavios, bet ir apsaugos lūpas nuo SPF. Taigi, ačiū labai už tai, kad žiūri. Pratinai parašyk man labas, labai mėgstu pasisveikinti. Jeigu pamatėjai šį video pas kažką tai kreipkis į tą žmogų, pas kurį pamatėjai. Jeigu tave domina kažkas iš plataus asortimento šios kompanijos, tai mini apžvalga buvo tik apie Saulės liniją, o jų yra labai daug ir ateityje parodysiu ir kitas linijas. Ačiū už tai, kad žiūri, kyla klausimų, laukiu tavo žinutės, įkelsiu į komentarus nuorodą, jeigu įdomu, prisijunk ir apsipirk be jokių įsipareigojimų. Iki!